apie tą patį. Taigi, pasidalinsiu skaidrėmis ir detaliau papasakosiu ne tik apie pačią studijų programų specifiką, bet ir apie universitetus, o pabaigoje turėsime praktinės dirbtuvės. Tai reiškia, kad pirmoji webinaro dalis bus įrašoma, kai kalbam labiau apie teorinę dalį, na, o kai jau priartėjame prie praktinės dalies, tada jau įrašą išjungsiu ir pasikalbėsime jau apie jūsų situaciją, apie konkrečias temas, konkrečius aspektus, kuriais galbūt su kitais asmenimis visai nenorėtumėte ir dalintis. Taigi, Launch Your Global Business Career Studies, ar kaip be pavadintumėm, bet žodžiu, įsivaizduoju, jeigu čia prisijungėte, tai tikslas, greičiausiai vienas iš tikslų yra ateityje tarptautinio verslo administravimas, o iki tol tarptautinio verslo studijos. Taigi, apie ką mes šiandien kalbėsim? Pasistengsiu trumpai, glaustai, bet labai aiškiai nušviesti situaciją. Apie tai, nuo ko prasideda Global Business praktikoje, nuo ko dažniausiai mes pradedame su studentais, su būsimais sėkmingais verslininkais kalbėti šitame etape. Toliau apie studentų mobilumą Europoje ir pasaulyje. Tai čia šiuo atveju mes kalbame ne apie studentų judėjimo galimybės, traukiniais, lėktuvais ir panašiai, bet student mobility yra šiuo atveju suvokiama kaip tarptautinės mainų programos, kurias išnaudoti tikrai verta. Taipogi apie galimybę išbandyti studijas vienų studijų etape, tai yra vieno bakalauro etape per kelias šalis, galbūt net ir kelis kontinentus. Gal yra tekę girdėti, o jeigu ne, tai šiandien išgirsite ir apie galimybę pasidaryti tokį labai platų bakalaurą, kuomet vieno bakalauro ribose, visiškai nemigruojant niekur atskirai pagal studijų programą, nepriklausomai nuo norų, yra taip sukurta viskas, kad studentai privalo išbandyti studijas skirtingose šalyse. Ne tai, kad nori, bet privalo. Tai papasakosiu ir apie tokį variantą. Na ir pabaigoje, kaip ir sakiau, turėsime praktinės dirbtuvės. O jeigu kalbant nuo pradžių, taigi nuo ko prasideda tas global business? Kad man palengvintų šiek tiek užduotį ir susklandintų kalbėjimą, dirbdama su moksleiviais, iš tiesiog prašau dažnai užduoti man klausimus, kad mes pareflektuotumėm, pageneruotumėm tas mintis, nuo ko žmonės iš tikrųjų tą galvojimą, tą kalbėjimą apie tarptautinį verslą, apie pasaulinį verslą ir pradeda. Taigi, remdamasi tais klausimais, aš pabandysiu ir detalizuoti, nes aš tikiu, kad susiduriat su labai panašiais momentais ir jūs. Taigi, kokios studijos yra reikalingos norint sukurti arba įkurti verslą? Tokį klausimą man dažnai užduoda studentai. Tai atsakymas šiandien jau vienareikšmiškas yra, kad ne nuo studijų priklauso. Tiesa, šitas dalykas. Pirmiausia, tai priklauso nuo asmenybės. Sėkmingus verslus sukuria žmonės niekada nestudijavę verslo, bet turi turėti atitinkamai orientuotą asmenybę. Ir kai kalbame su vaikais, kurie planuoja studijuoti verslus ir verslo studijas, ir tėvais, kurie yra įkūrę verslus, tėvai labai dažnai pasako, jeigu aš prieš kurdamas verslą būčiau turėjęs tokias žinias, kurias dabar duoda verslo studijų krypties universitetai, aš būčiau viską padaręs daug greičiau ir daug sėkmingiau. Tai va čia tas mano ir atsakymas yra, kad sukurti verslo studijų nereikia, bet įvaldyti verslą greičiau, įgalinti verslą veikti greičiau, teisingai komunikuoti versle, teisingai paskirstyti verslo procesus, teisingai susikurti verslo planą ir juo operuoti, va tam yra sėkmingos verslo studijos ir reikalingos. Nes būtent ryšiai, būtent technika, metodika, tas visas know-how ir yra duodama universitete tam, kad žmonės verslą įgalintų ženkliai greičiau ir ženkliai sėkmingiau negu be to. Dažnai susiduriu su stereotipais, kad verslo studijas renkasi arba tie, kurių tėvai jau turi verslus, arba tie, kurie nenori dirbti samdomo darbo ir nori būti patys savo direktoriai, arba tie, kurie iš vis nežino, ką studijuoti. Tai
tikrai visais atvejais dalis tiesos turbūt yra kiekviename iš šitų atsakymų. Ir kai mes su studentu kalbame, ar vis tik tai verslo krypties studijos jam tinka ar netinka, tai irgi noriu labai atkreipti dėmesį jūsų į tai, kad ne visiems tinka verslo studijos. Kartais žmogus turi visai kitą potencialą, kartais jis tiesiog mato save kaip tokį vat nori sukurti verslą, nes nenori niekam dirbti, bet iš tikrųjų jo paties potencialas visai yra ne verslo kūrime. Galbūt tai yra būsimas architektas, galbūt būsimas inžinierius ir jis iš to ateity padarys verslą. Tai čia šitoje vietoje tikrai labai rekomenduoju kalbėti su specialistais, kalbėti su jūs pažįstančiais žmonėmis, pasidaryti karjeros testus, paieškoti tų variantų, ar tikrai lyderis esate, ar tikrai komandos žmogus, ar tikrai idėjų generatorius. Ar tas, kuris sugebės sklandžiai suvaldyti visus verslo procesus, tiek sėkmės, tiek iššūkių kontekste. Tai šitoj vietoj tikrai ne kiekvienam šitos studijos ir reikia labai gerai įsivertinti, kad neišvaistytumėte tų metų veltui. Nors bet kokiu atveju verslo studijos suteiks labai daug kiekvienam iš mūsų kaip žmogui, bet kartais yra tiesiog daugiau naudos nukreipti savo potencialą kitą tinkamesnę linkme. Ir labai svarbu dar vienas momentas. Tai, kad kartais nukreipiam žmogų bakalaure, gal atsisakyti idėjos studijuoti verslą, tai nereiškia, kad mes jį nukreipiam nuo idėjos kurti verslą. Tiesiog jeigu matom, kad žmogus turi didesnį potencialą būti inžinieriumi, galbūt verslo studijas vis tik tai reikėtų pasilikti magistrantūrai, kuomet jos truks ne 3 ar 4 metus, bet tik 1 arba 2. Tai čia yra labai įvairūs būdai pasiekti savo tikslui ir tik reikia pasižiūrėti, kuriame etape tas tikslas turėtų būti jau ranka pasiekiamas. Kai žmonės ateina studijuoti verslo, jie taip įsivaizduoja, kad jie jau nuo 1 kurso kuria verslus, jie yra direktoriai, didžiulių kompanijų vadovai ir realiai studijuoti verslą yra niekų darbas. Tai iš tikrųjų taip nėra. Nes tarptautinio verslo administravimo programos yra ganėtinai koncentruotos, labai daug apimančios ir tikrai kiekvienas žmogus, kuris jaučia savo potencialą socialiniuose moksluose, čia atrastų savo nišą. Nes tarptautinio verslo studijos apima ne tik tai paties verslo formato kūrimą, bet ir rinkodarą, kas ypatingai svarbu šių dienų kontekste, ta visa skaitmenizacija, skaitmeninė rinkodara, finansai, buhalterinė apskaita, žmogiškųjų išteklių vadyba, lyderystė, coachingas, tai yra mentorinimas kitų savo komandos narių, tai yra mokymasis dirbti komandoje, taipogi į šitą programą įeina labai daug praktinių veiklų, tai reiškia, atėjęs žmogus į tarptautinio verslo administravimo studijas, jis išeina su labai plačiu suvokimu apie ekonominę situaciją pasaulyje, apie finansus, apie investavimą, apie visą finansų valdymo rinką, apie tai, kaip kurti verslus skirtingose sektoriuose, kaip komunikuoti su skirtingais žmonėmis, tiek amžiaus, tiek to viso tokio gyvenimo sąlygų konteksto aplinkoje. Tai šiuo atveju tarptautinio verslo administravimo studijos jos labai dažnai pirmiausiai duoda kiekvienam žmogui labai platų socialinio konteksto suvokimą. Taip, ir ką geriau studijuoti? Tas momentas, kai kartais žmonės ateina į konsultaciją ir sako, aš norėčiau studijuoti rinkodarą, arba aš norėčiau studijuoti žmogiškųjų išteklių valdymą. Ir tada natūraliai kyla klausimas, o iš kur žmogus, kuris dabar yra 11 arba 12 klasiai, taip yra gerai įsigilinęs, kas vis tik tai yra ta rinkodara, kas yra tie žmogiškieji ištekliai, arba kas yra ta organizacinė psichologija. Ir kai pradedam kalbėtis, vis tik tai matom, kad žmogus turėjo labai siaurą suvokimą. Galbūt jis tiesiog susidūrė su tuo specialistu kažkokiam kontekste. Galbūt išgirdo tą tokį mandrą žodį marketingas ir įsivaizduoja, kad čia dabar jau tas marketingas yra ta sritis, kurią jis galėtų daryti ir daugiau niekur kitur nenori žvalgytis. Gal tai ir tiesa, bet susimastykime iš kitos pusės tada. Nuo kito galo pradėkim galvoti, kodėl universitetai, kurie yra įsikūrę ne anglakalbėse šalyse,
Labai retai bakalauro etape pasiūlo tokius dalykus kaip žmogiškųjų išteklių valdymas, marketingas. Tai dažniausiai yra prioritetas tose šalyse, kurios yra anglakalbės, pavyzdžiui, Jungtinėj Karalystėj. Apsčiai rasite visų tų sudedamųjų dalių, kas realiai įeina į tarptautinio verslo administravimą. Tiek rinkodara, tiek žmogiškieji ištekliai, tiek finansai, buhalterinė apskaita ir panašiai. Tiek tas creative business, kas dabar ateina irgi labai stipriai į madą. Bet tokiose šalyse kaip Nyderlandai, kurios iš tikrųjų labai sparčiai auga akademiniu lygmeniu, marketingą šiai dienai galite bakalauro etape rasti tik tai viename universitete ir tai, koleginiame universitete, Hansa University of Applied Sciences. Žmogiškųjų išteklių studijas irgi siūlo vos keli universitetai, tik tai vienas iš jų yra tiriamųjų mokslų universitetas. Visi kiti yra taikomųjų mokslų. Tai atsakymas yra labai paprastas. Universitetai bakalaure žmogų nori brandinti su kuo platesnėmis kontekstinėmis žiniomis. Ar tu gali būti geras rinkodaros specialistas, jeigu tu neišmanai gerai visų kitų sričių, kurios lygiagrečiai ranka rankon eina su ir koja kojon eina su ta pačia rinkodara. Juk rinkodara neegzistuoja be finansų, rinkodara neegzistuoja be lyderystės, jinai neegzistuoja be komandos, be tų visų žmogiškų išteklių suvaldymo. Viskas egzistuoja kaip vienovė. Ir tik tai bakalaure žmogus gavęs pilną suvokimą apie tą studijų programą kontekste su įvairiom kitom programom, jis gali teisingai ir tinkamai vertinti socialinę situaciją versle. Tai iš tos pusės mano rekomendacija visada yra nenert į siaurą sritį toje programoje. Grubus pavyzdys. Kaip niekada nerekomenduočiau bakalaure eiti į konkrečią kompiuterių mokslų sritį, kaip pavyzdžiui duomenų analitika, žaidimų kūrimas, aš jau labai atsargiai rekomenduoju tokius dalykus, arba kibernetinė sauga. Tam yra magistrantūra. Tai lygiai taip pat ir marketingui yra vėliau magistras. O bakalaurą reikia imti maksimaliai plačiai, kad per tuos 3 arba 4 studijų metus tu suaugtum kaip specialistas. Tu išgvildentum, ko tu iš tikrųjų nori iš savo ateities karjeros ir galbūt tavo ta rinkodara, jinai bus tik tai vienas iš tavo veiklos komponentų. Ir paskui bestudijuodamas tu suprasi, kad tikrai praradau labai daug kontekstinių žinių. Tai vat iš tos pusės tikrai nenuskubėkite niekur, pasirinkdami kažką labai konkrečiai skambančio, nes tas labai konkretus, jis gali būti ir labai siauras tuo pat metu. Dar labai dažnas klausimas, kai mes kalbam apie global business arba international business, tai nepaslaptis, kad tokias programas siūlo ir Lietuvos universitetai. Tik tai ar jos iš tikrųjų yra global, ar jos tikrai yra international Lietuvoje? Ir kuogi tos verslo krypties studijos užsienyje būtų geriau negu tos pačios krypties studijos Lietuvoje. Tai šitoje vietoje aš negalėčiau pasakyti, kad kažkuo užsienis yra geriau negu Lietuva. Viskas priklauso nuo jūsų pačių mentalinio pasiruošimo, nuo jūsų psichologinio pasiruošimo išvažiuoti į užsienį ir kaip jūs matote tą užsienio naudą jums padėsiančią susiprojektuoti kaip būsimam verslininkui tarptautiniam. Jeigu vis tik tai matom, kad žmogus bijo, jisai nerimauja, ar čia man pasiseks, ar čia aš tikrai gerai darau, gal aš čia tikrai nesusitvarkysiu, nors kartais nereikia skubėti važiuoti. Bet jeigu žmogus savim pasitikė, jisai žino, kad viskas bus gerai, aš viską susitvarkysiu, aš esu pasiruošęs, aš matau to tarptautinio universiteto privalumus, aš matau, kokius jis ryšius man suteiks, kad aš jau iškart galėsiu mokytis tarp motyvuočiausių ir tų stipriausių, tų vadinamų tokių krem de la krem studentų, tų outstanding students tarptautinėme kontekste. Tai gal tada ir verta. Nes tada toks žmogus su tokiu nusistatymu, jis važiuoja ne pasižiūrėti kažkokioms baimėms į akis, bet važiuoja susidurti su galimybėmis ir pasimti iš to universiteto maksimumą. Tai tiek Lietuvoje, tiek užsienio universitetai suteiks jums geras žinias, bet užsienio universitetai jums suteiks jau automatinės augimo galimybės, vien dėl to, kad jūs nebesusidursite su lietuvišku kontekstu, jūs iškart eisite į tarptautinės kompanijas, jūsų kursiokai nebus lietuviai didžiąja dalimi, jūsų kursiokai bus visi tokie patys, kaip ir jūs, tik suvažiavę iš kitų šalių. Tai čia šitoje vietoje didžiausia pridėtinė vertė yra tarptautiškumo galimybės ir tarptautinės pažintys. Tai va tą reikėtų įsivertinti, nes tai yra esminiai komponentai ateityje, kuriant tarptautinį verslą. Taigi, realiai viskas šitame etape prasideda nuo brandos.
Kai mes kalbam apie studentų mobilumą, tą judėjimą tarp skirtingų šalių, aš čia ką tik minėjau tą momentą, kad kartais žmogus nedrįsta išvažiuoti, ne? Kartais jisai sako, noriu studijuoti užsienyje, bet nežinau, ar šitam etape aš pajėgčiau, ne? Ar šitam etape aš jau pasiruošęs palikti namus, palikti savo dabartinę aplinką, išeiti iš komforto zonos ir panašiai. Tai mano patarimas yra vėlgi, niekur neskubėti. Yra toks dalykas kaip International Exchange Student programos. Ir netrukus paminėsiu kelias, bet pradžiai tik noriu pasakyti jų didžiulę naudą. Pradedate studijas Lietuvoje, pasižiūrit, tinka, patinka, programa jūs tenkina, pasižiūrit, su kokiais universitetais užsienyje bendradarbiauja jūsų Lietuvos universitetas. Ir niekas jums netrukdo pusmečiui, 2 kartus galbūt po pusmetį per vieną bakalaurą arba 1 kartą visiems metams, vat vienos mainų programos ribose, išvažiuoti į pasirinktą šalį ar pasirinktą universitetą. Kartais studentai tai padarė, išvažiavę trumpam ten ir lieka visam laikui, tai čia su tuo labai atsargiai, aš to daryti neagituoju, visada reikia įsivertinti savo universiteto sutartį, ar nepažeidžiate kažkokios tai tvarkos. Tai tikrai, važiuojant į mainų programą, reikėtų ją važiuoti kaip į mainų programą, tai yra su tikslu nuvažiuoti ir sugrįžti. Bet tai yra viena iš tarptautiškumo, tų mobiliųjų tokių judėjimų galimybių. Kita galimybė yra vis tik tai, kai studentas truputėlį bijo išvažiuoti, tai pradėti studijas vienam universitete ir paskui transferint, tai yra pervažiuoti į analogišką programą kitame, bet jau ne kaip į mainus, bet kaip į perstojimą. Tai užsienyje yra labai dažna praktika, Lietuvoje šita praktika yra ganėtinai reta. Pirmiausia, tai dėl to, kad iš programos lietuvių kalba užsienio universitetai į programą anglų kalba tikrai labai retai yra linkę priimti. Tai reikėtų stoti į analogus, analogiškas programas. Tai transfer student praktika ženkliai dažnesnė yra, kai, tarkim, studentas iš Lietuvos išvažiuoja, kad ir į tuos pačius Nyderlandus, atsimoko 1 metus, mato, šakės apgyvendinimo negauna 2 metam, nėra tų bendrabučių, striuka yra su tais kambariais. Tai kartais studentai tiesiog tuo motyvuodami irgi pagalvoja, kad, okei, įsibėgėjo mano tas pirmas kursas, man čia kaip ir patinka, viskas yra gerai, programa tinka, bet iki galo kažkas nesiklijuoja su tais Nyderlandais. Tai turim tų atvejų, kai studentas transferina arba pervažiuoja, perstoja į, pavyzdžiui, Vokietijos universitetus. Tai yra visai, sakyčiau, dažnai sutinkama praktika, arba atvirkščiai. Tai tokios galimybės yra, kai mes iš Lietuvos arba iš kažkokios kitos šalies tiesiog pasidarom mainus. Studentai dažnai klausia, ar yra galimybė, pavyzdžiui, jeigu įstoja į Prancūziją, kaip pavyzdys į kokį nors Sciences Po universitetą, išvažiuoti mainams dar iš to universiteto. Kaip ir jis lietuvis nuvažiavo į Prancūziją ir dar darosi mainus kažkur kitur. Tikrai taip, tai yra visiškai dažna universitetų praktika įprasta. Kiekvienas universitetas turi sutartis su valstybinis universitetas, su ne mažiau negu kokių 20 kitų valstybinių universitetų ir tikrai galite išbandyti tą savo mobilumo galimybės įvairiose šalyse. Būtina tuo naudotis. Transfer students, kadangi jie daro perstojimą į kitą universitetą, dažnai neužsitikrina jokių stipendijų, bet tarptautinių mainų programų studentai, jie dar ir užsitikrina stipendijas. Labai dažnai užsitikrina stipendijas mokslui ir kartais taipogi jiems yra padengiamas ir pragyvenimas toj kitoj šaly. Tai vėlgi visada verta mokytis, stengtis, pasiekti geresnių rezultatų, užsitarnauti pasitikėjimą dėstytojo akyse, tam, kad jūs rekomenduotų ne tik universitetui, kurį jūs planuojate pervažiuoti, bet ir stipendijų programai. Tai vėlgi dėl stipendijų čia atskirai reikia žiūrėti, priklausomai nuo tos, į kokią šalį važiuojate ir pagal kokią programą važiuojate. Studentų mobilumas yra labai sveikas dalykas, ypatingai tiem, kurie ketina pradėti migruoti tarp skirtingų šalių, tam, kad pasižiūrėtų, kokia situacija tose šalyse. Ir aš labai raginu visada studentus pavažinėti. Ir tobulas pasirinkimas yra vis tik tai ne 1 kartas 1 metams, bet 2 kartai po pusmetį. Čia yra tikrai idealus variantas, jeigu važiuojat pagal kokią nors Erasmus plus mainų programą, jeigu pagal kelias mainų programas važiuojat, tai jūs galite dar dažniau išvažiuoti, jeigu tik jūsų universitetas sudaro jums sąlygas. Kokia nauda to mobilumo? Tai pirmiausiai,
jūs pamatote labai skirtingas šalis. Tarkime, dabar vat visai neseniai turėjome atvejį, kai kalbėjausi su studentu, kuris grįžo po mainų programų Šveicarijoje, prieš tai buvo mainų programoje Švedijoje. Ir jam jau dabar, vat paskutiniaisiais bakalauro metais, yra visai aišku, ką jis darys savo magistro etape, kurią šalį pasirinks, nes jis išbandė vienos šalies universiteto specifiką, kitos, ir jisai gali palyginti, taip plėsdamas savo ateities tarptautiškumą. Tai tas yra sveika. Ir dar kalbant apie studentų mobilumą, dar yra kitoks studentų mobilumas. Ne tik tai International Exchange Programs, arba Transfer Students, bet ir studentų mobilumas to paties universiteto arba jo partnerinių universitetų ribose. Tai tas mobilumas, kai galima judėti tos universitetų šeimos arba tos universitetų grupės ribose, jis labai dažnai įmanomas yra privačiuose universitetuose, nes valstybiniai, kurie bendradarbiauja su kitais universitetais pagal Erasmus+, DAT Vokietijos, pavyzdžiui, Šveicarijos ir Austrijos universitetais, arba International Students Exchange Program, ISEP, tai šitos programos jos dažniausiai veikia tik valstybiniuose universitetuose, o privatūs universitetai, jie vis tiek priklauso kažkokiom šeimom. Jie yra įkūrę savo universitetų grupės arba bendradarbiauja su kitais universitetais. Tai vat noriu dar trumpai papasakoti ir apie tas galimybės. Tarkim, yra tokie universitetai kaip Hulto tarptautinė verslo mokykla. Fantastiškas pasirinkimas tiem, kas gali už studijas mokėti brangiau. Tai yra visiškai praktiko orientuotas mokslas. Hultas pozicionuoja save dėl labai gerų tarptautiškumo ryšių, dėl tų gerų networko galimybių. Tai vienareikšmiškai taip yra, nes studijos čia yra ganėtinai nepigios. Ir jas važiuoja tie, kurie tikrai yra kilę jau patys iš verslo aplinkos, tai yra iš verslių šeimų, ir jau būsimieji kažkokie įmonių vadovai, kompanijų tarptautinių lyderiai. Tai šitoj vietoj tos tarptautiškumo galimybės ir to verslo bendradarbiavimo kažkokios ribos tai tikrai yra galimos ganėtinai glaudžiam kontekste, ir tos pažintys labai praverčia. Taigi, koks Hulto tas tarptautinis mobilumas yra? Magistrantūros galimybės Niujorke, bakalauro galimybės derinant kas pusmetį Bostone, San Franciske, Londone, Dubajui. Tai yra sudaromos sąlygos, kad ir kiekvieną semestrą studijuoti vis kitoje lokacijoje. Arba tarkim Glion. Glion irgi yra tarptautinio verslo universitetas, kuris turi savo padalinius Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje. Tai irgi yra galimybės mokytis skirtingais metais arba skirtingais semestrais kaitaliojant šalis. Labai panaši situacija yra su Le Roche. Le Roche yra seserinė institucija akademinė Gliono, tai jie turi irgi, tarkim, galimybę mokytis tarp Šveicarijos ir Ispanijos. Lankasterio universitetas Leipcige ir Lankasterio universitetas Lankasteryje turi irgi fantastiškas tokias, sakyčiau, seserinę sutartį, kuomet stojate, pavyzdžiui, į Lankasterio universitetą Leipcige, jums čia 1 mokslo metai kainuos apie 10 000 eurų, ir jūs, pavyzdžiui, po metų, tai yra 2 kurse, galite metams išvažiuoti į Lankasterio universitetą Lankasteryje, Jungtinėje karalystėje, mokėdami tą pačią europinę, tai yra vokišką kainą, tos pačius 10 000, ir tokiu būdu sutaupote dar apie 10 000, kas kainuotų Anglijoje ženkliai brangiau. EU Business School. Irgi būsimiems verslo lyderiams puikus pasirinkimas, kaip ir Hultas, yra visiškai praktikai, turi 3 kampusus, 3 lokacijas, tai yra Ženeva, Šveicarijoje, Münchenas, Vokietijoje, Barselona, Ispanijoje. Vėl galima miksuoti kiekvieną semestrą. Kaip ir Bokonio universitetas, čia truputį kitoks atvejis. Čia negalima miksuoti, jeigu pasirenkat World Bachelor in Business, bet čia privalote miksuoti. 4 metų bakalauro programa, kuomet 1 metai yra pradedami Amerikoje, 2 metai jau pasirenkate, arba liekate Italijoje, arba važiuojate į Kiniją. Ir tada 3, 4 metai, tai atitinkamai vėlgi 3 Italija, paskutiniai būtinai turi būti Italija. Čia jau yra tas reikalavimas. Bet žodžiu, pradedat nuo Amerikos, užbaigėt Italiją, tam tarp jau pasirenkat, kuriais metais važiuojat į Kiniją. Įprastai studentam yra
prašoma, kad pirmi, antri metai būtų išvažiavimas, o jau treti, ketvirti būtų bokonis. Tai tikrai tos galimybės yra, tik tai šiuo atveju bokonis tai nedaro tokių draugiškų sąlygų kaip Lankasterio universitetas Leipcige, tai yra nepalieka savo itališkos kainos Amerikai. Tai Amerikoje studijos, aišku, kainuoja pagal amerikietišką standartą, jos kainuoja ženkliai brangiau, bet stojant į va tokią programą World Bachelor in Business jau yra sudaromos automatinės tos sąlygos, toks reikalavimas keliamas, kad turi studentas išbandyti. Tai čia toks pagrindinis dalykas, ta pagrindinė žinutė, kad jeigu planuosite studijas kažkur užsienyje, verslo krypties studijas, tai tikrai grįžtant prie to, vat, nuo ko prasideda global business, jis prasideda nuo labai didelio darbo su savimi. Ar verslo studijos tikrai man? Ar verslo studijos užsienyje yra tikrai man? Ar man tikrai verta pradėti nuo užsienio? Jeigu aš pradėsiu nuo užsienio, kokias aš dar galimybės turėsiu? Ar aš liksiu tik savo universiteto ribose, ar aš vis tik tai galėsiu kažkur tai judėti ir apsižvalgyti po kitus universitetus? Kokios sudaromos tos tarptautiškumo ir tarptautinių stipendijų galimybės? Tai va šitas dalykas yra labai svarbu. Ir kai manęs klausia studentai, ar to mobilumo užsienyje reikia, tai jeigu jūs važiuotumėte į kokius biomokslus, aš sakyčiau, kad galbūt mobilumas kaip ir neturi tokios didelės prasmės. Jeigu reikia tau kaip žmogui, taip, tai tada yra pridėtinė vertė, bet jeigu reikia tau kaip specialistui, tai vargu, abejočiau dėl tos didelės naudos, nebent jau pasirenkat labai stiprų akademinį universitetą. Bet kai kalbam apie verslą, čia nėra raketų mokslas, taip, čia nėra kažkokie genų inžinerija ir panašiai, kur mes prisirišam labai stipriai prie savo padalinio, kur atliekam įvairius laboratorinius darbus, kur prisirišam prie dėstytojų, kad mums yra labai svarbu tas akademinis pagrindas. Versle kaip tik yra svarbu bendrauti, svarbu keliauti, svarbu matyti skirtingus sektorius, svarbu dalyvauti tarptautinėse parodose, pasižiūrėti, koks vis tik tai yra verslo modelis ir mentalitetas diegiamas Ispanijoje, Vokietijoje. Jeigu yra galimybės, tai Jungtinėse Amerikos valstijose, nes pavyzdžiui Erasmus+, tai čia labiau yra ES ribose, ICEPAS, jis labai stipriai bendradarbiauja su Jungtinių Amerikos valstijų, Kanados, Australijos universitetais. DAT, kaip ir sakiau, yra vokiškai kalbančių šalių daugiau specifika. Bet tos galimybės studentams yra ir jūs tikrai turėtumėte jomis naudotis. Ir kadangi mes dabar netrukus pereisim prie tos jau praktinės dalies, tai aš norėčiau tik tai dar trumpai pakviesti prisijungti ir į kitus mūsų webinarus. Ir AMES puslapyje jūs matysite informaciją ir apie karjeros testus bus webinaras, ir apie studijas Nyderlanduose, apie konkrečius universitetus mes kalbėsime, ir apie studijas Ispanijoje, ir taipogi apie nuotolinės studijas tiek bakalauro, tiek ir magistro europiniuose universitetuose. Tai vat, o dabar mes pereisim jau prie praktinės dalies. Ir aš pačioje pradžioje tik noriu pasakyti, kad visiems po webinaro bus išsiųsta žinutė, kad tie, kas buvo užsiregistravę į webinarą, gali pasinaudoti konsultaciją. Tai yra CV arba gyvenimo aprašymo ruošimo universitetui konsultacija. Jeigu jūs dar nerašėte gyvenimo aprašymo universitetui, toks visiškai nuo nulio, dar nežinot, nuo ko pradėti ir panašiai, tai mes tą konsultaciją darysime nuo nulio, pasidalinsiu gairėmis, papasakosiu, kaip ir ką konkrečiai jūsų atveju, kiekvieno iš konkretaus atveju reikėtų daryti. Jeigu jau turite CV pasirašę, bet tarkim nerimaujate, gal ne visai atitinku standartą, gal kažkokių tai klaidų pridariau, gal kažkaip galėčiau pagerinti ir panašiai, ir norite padaryti tokį kaip ir CV auditą, tai tikrai labai rekomenduoju tada prisijungti iš karto į konsultaciją jau su parašytų gyvenimo aprašymu, ir tada mes jau dirbsime ne nuo idėjos, o dirbsime jau redaguodami tai, kas yra parašyta. Tai va tas momentas yra labai svarbus. Ir dabar aš tada, kaip ir sakiau, stabdau įrašymą, nes noriu pasikalbėti su tais, kas prisijungėte. Tai kadangi įrašų